Marija parapijoje kiekvieną sekmadienį mišios yra neeilinė šventė. Milžiniškoje sporto salėje, kuri laikinai pasidaro bažnyčia, pas tėvą Pedro savaitės pabaigoje susirenka nuo 5 iki 7 tūkstančių žmonių. Šis slovėnų kilmės argentiniečių kunigas, Švento Vincento Pauliečio įkurto Lazariečių ordino vienuolis, yra misionierius Madagaskare jau nuo 1970 metų. Išgelbėti iš Madagaskaro sostinės Antananaryvo gatvės skurdo bei šiukšlyno, šie žmonės 3 valandas spontaniškai meldžiasi, gieda ir šoka. Ką tik 10 metų vaikas priėjo išpažinties. Jis buvo visai mažas. Aš buvau nustebęs, kad toks mažas vaikas jau buvo priėjęs pirmosios komunijos. Jis atsiklaupė, persižegnojo, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve, palaimink mane, nes esu nusidėjėlis. Buvau priblokštas, matydamas, kad 10 metų vaikas pripažįsta esąs nusidėjėlis. Juk kartais net mes suaugę to nesuvokiame. Ir aš meldžiau Dievą, kad šis vaikas galėtų toliau jam tarnauti visą savo gyvenimą ir kad jis jį išgelbėtų dabar ir visados. Visada įkvepia, kai matai, kaip žmogus atsiverčia ir keičia savo gyvenimą į geresnį. Melskimės kartu. Ačiū Tau, Viešpatie, kad kiekvieną sekmadienį mūsų stiprini. Ačiū už Tavo kantrybę, laukiant mūsų sugrįžtančių į Tavo karalystę, sugrįžtančių į Tavąją šviesą ir meilę. 1989 metų gegužės 20 dieną negalėjau užsimerkti ir nematyti skurdo. Tai, ką pamačiau sąvartyne, man sukėlė siaubą. Kai tomis dienomis pamačiau 1000 vaikų kovojančių dėl išgyvenimo su čia esančiais gyvūnais, šunimis ir kiaulėmis, man atėmė žadą. Patyriau elektrošoką. Pats sau tariau, čia aš negaliu kalbėti, čia turiu veikti. Konservų dėžutės, panaudotos baterijos, skudurai, metalo nuolaužos, anglių gabalai. Visa tai buvo renkama ir galėjo būti parduodama sostinės gatvėse. Kaip buvo galima iki to prieiti? Antananaryvo savivaldybė 1985 metais parinko šią vietą miesto atliekoms kaupti, o taip pat ir savo vargetoms. Ta vakarą prieš užmigdamas sudariau su Dievu sąjungą. Atsiklaupiau savo lovoje ir tariau, Dieve mano, padėk man ką nors padaryti šiems vaikeliams. Nežinau nei ką, nei kaip, bet vienas dalykas man buvo aiškus. Reikėjo, kad šitie vaikai išeitų iš šito pragaro, nes tai iš tiesų buvo pragaras. Ir tada pajutau, kad turiu tam jėgų. Niekas manęs dar nepažinojo, pradėjome iš nieko be pinigų, tik su didžiuliu įsidegimu ir tikėjimu, jog Dievas neleis, kad jo vaikai šitaip nežmoniškai gyventų.
Žinoma, aš esu kunigas, tikiu Jėzumi, bet čia aš turėjau ateiti kaip žmogus, kaip brolis, kuris eina link savo brolio, jog šis pajaustų, kad kitas žmogus juo domisi, kad kitas jam ištiesė ranką ir tarė: eime, mes iš to išsikapstysime. Tame sąvartyne glaudėsi 800 šeimų. Kai kuriuose iš jų būdavo iki 7 mirusių vaikų. Ką galima pasakyti mamai, kuri neteko 7 vaikų? Nieko. Galima tik paimti ją už rankos ir pasakyti: mama, jeigu tu turi dar vieną vaiką, mes tau padėsime, kad jis galėtų gyventi. Tokiu būdu nuo 1989 metų energingai dirbdami, gyvendami bendrystėje ir dalindamiesi tuo, ką turi, tėvas Pedro ir Antananaryvo atstumtieji žmonės įsteigė Akamosu asociaciją, kas malagasių kalba reiškia gerieji draugai. Šiandien yra 18 kaimų pastatytų jų rankomis, juose gyvena 20 000 žmonių. Tai tikra bendruomenė, kur kiekvienas yra gerbiamas ir mokosi būti atsakingas už savo ateitį. Jei Dievas daro stebuklus, tai juos daro būtent čia,